padaryti interaktyviais. Tai visiems laba diena, esu Ernestas Lipnickas, šiek tiek apie save keletą slaidžių į priekį. Mano pirma tema bus, ką turi daryti įmonė gavusi pranešimą iš NKS dėl įtraukimo į KSIS registrą. Tai tos dvi sąvokos yra Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos ir KSIS, tai yra kibernetinio subjektų informacinė sistema. Dar šiek tiek mes turime, tai reiškia, aš atstovauju įmonę Advisory, pats esu įmonės vadovas ir įmonė turi tokią bendruomenę, iUnion, kuri vienyje specialistų kibernetinio saugumo, informacijos rizikos ir veiklos tęstinumo valdymo srityje, klientus, partnerius, darbuotojus ir ką mes darome, mes dažnai organizuojame vienus ar kitus pranešimus ir renginius, tai čia yra keletą nuorodų, jeigu būtų kažkam įdomu, galite prisijungti prie LinkedIn mūsų paskyros arba laikas nuo laiko sekti mūsų svetainėje Advisory.eu, tai keletą nuorodų yra. Mes dažnai skelbiam informaciją apie pradėtus įgyvendintus projektus, apie patirtį ir nemažai būna informacijos apie vienus ar kitus žinių pasidalinimo pranešimus. Ir kaip ir šitas susitikimas mes dažnai rašome, įdedame nuorodas į YouTube kanalą, kur patalpiname vaizdo įrašus. Šiek tiek apie mane, tai mano patirtis yra pagrinde fokusuota kibernetinio saugumo srityje. Mes nesam tie naujai gimę, kaip yra labai nemažai dabar paslaugų tiekėjų. Pati kompanija veikia nuo 12 metų, mano patirtis kibernetinio saugumo srityje yra virš 15 metų ir dar antra turbūt sritis, kurią labai domiuosi, tai rizikos ir veiklos tęstinumo valdymo. Ir su informacijos kibernetinio saugumo sritimi yra susiję ISACA narystė, gal kas žino, kas nežino, tai yra tarptautinio kompanija, yra ISACA Lietuvos chapteris, kuris ir vienyje ekspertus. ISACA tuo pačiu ir leidžia laikyti vienus ar kitus sertifikatus. Ir tuo pačiu esu Lietuvos standartizavimo departamento techninio komiteto TK89, kuris atsakingas būtent už 22301 ir kitų standartų priežiūrą ir palaikymą. Pirmininkas, ką mes darom, laikas nuo laiko susirenkam ir žiūrim, kokius tarptautinius standartus sulietuvinti, kad atsirastų LST ženklelis, kuriuos versti į lietuvių kalbą, kuriuos atsisakyti, kuriuos mums keisti ir panašiai ir panašiai. Ir čia keletas sertifikatų yra, tai turbūt pagrindiniai yra tokie, tai informacijos saugumo valdymo eksperto sertifikatas pagal CISM, taip pat informacijos saugumo incidentų valdymo ekspertas pagal ISO 27035 ir dar lead auditorius esu pagal 3 sertifikatus 27001, 20000, 23001, tai yra informacijos saugumo valdymo sistema, veiklos tęstinumas ir IT paslaugų valdymas. Tai kadangi aš save prisistačiau, man tiesiog būtų labai smalsu ir įdomu, kad jūs į čatą parašytumėt į mūsų čia susirašinėjimą, gal tada Giedrė, tu tiesiog inicijuok tą susirašinėjimą, kad visi matytų, kur reikėtų rašyti. Tai mano prašymas būtų, kiekvienas iš jūsų parašytumėt, ar jūsų organizacija, įmonė, kurią atstovaujat, ar yra kibernetinio saugumo subjektas, tai yra, ar gavo iš Nacionalinio kibernetinio saugumo centro pranešimą apie tai, kad esate subjektų ir ar pavyko jums jau prisijungti prie kibernetinių subjektų informacinės sistemos KSIS ir galbūt jeigu pavyko prisijungti, o kažko nepavyko padaryti, galite mielai parašyti į čatą klausimus, kaip tik bus keletas klaidžių apie šitą informacinę sistemą, aš galėsiu jums pakomentuoti. O matydami, kiek yra dalyvių, kurie yra kibernetinio saugumo subjektus, galėsim detalizuoti vienus ar kitus klausimus. Tai pranešimo tikslas yra pristatyti temą ir motyvuoti veikti. Ir dabar pradėkime nuo to, kad mūsų kompanija Advisory būtent su Krašto apsaugos ministerija kaip tik balandžio mėnesį sudarė paslaugų teikimo sutartį ir jos objektas yra labai susijęs, ką mes dabar šiandien kalbėsime. Tai yra mūsų pasamdė kaip išorės ekspertus, kurie sukurtų pagal kibernetinio saugumo įstatymą ir postatyminius teisės aktus dokumentų rinkinį, kuris būtų kaip rekomendacinės gairės visiems kibernetinio saugumo subjektam. Tai reiškia, mes turime 3 objektus.
Tai politika ir tvarkų sąrašas, kurį jau esam susidarinę su Krašto apsaugos ministerija, turim 14 vienetų, mes galėsim juos parodyti. Tada jų atitikties 18 gairės, tai yra kaip jie atitiks visus reikalavimus. Ir trečias dalykas - rengimo instrukcija ir gairės, kuris bus pagal kiekvieną dokumentą parengtas, kaip jis turėtų būti parengtas, ką su juo daryti ir panašiai. Tai ta kompetencija, kurią mes įgyję esame dėkdami informacijos saugumo valdymo sistemas, labai daug jau esamiems subjektam, kuriem galioja kibernetinio saugumo įstatymas, atlikdami auditus, atitikties, rizikų vertinimus ir taip toliau, ir leidžia sukaupus tą patirtį pasidalinti su jumis. Tai ką turi daryti įmonė gavusi pranešimą iš NKS dėl įtraukimo į XIS registrą? Tai tipiškai gali slėptis kaip tos trūtis. Čia dirbtinis intelektas dar padarė tokią šmaikščią nuotrauką, kad ir žmogus gali pasislėpti smėlyje. Tai viena iš tokių strategijų yra pasislėpti ir galvoti, kad mane tai neliečia, bet turbūt pasakysiu, kad visus tai palies vienaip ar kitaip. Vienus palies per tai, kad jeigu tai bus esminiai subjektai, pati NKS inicijuos vienus ar kitus patikrinimus, atitikties vertinimus, tie, kurie yra svarbus subjektai, palies, nes kas 3 metus turėsite nepriklausomus auditorius samdyti, kad jie atliktų atitikties vertinimą. Tiekimo grandinėje esančius dalyvius palies, nes subjektai pradės kelti jiems atitinkamus reikalavimus, jeigu tai yra viešieji pirkimai kvalifikacinius, jeigu yra techniniai per techninės užduotis, papildomi susitarimai prie paslaugų teikimo sutarties. Kaip pavyzdį turime dabar asmens duomenų tvarkymo susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tai lygiai tokie pat susitarimai bus teikiami ir prie sutarčių, kaip subjektai jūs turėsite tiekimo grandinės dalyviam teikti, o kaip tiekimo grandinės dalyviai jūs turėsite gyvendinti tuos iškeltus reikalavimus. Nu ir turbūt betarpiškai visus gali paliesti, jeigu įvyksta incidentas, ypač jeigu tai yra didelis incidentas, o jau užsisuka visą eilę teisės aktuose numatytų reikalavimų, kai jūs turite ne tik pranešti per 24 valandas apie įvykusį didelį incidentą, bet atlikti veiksmus, kurie yra numatyti teisės aktus. Tai nematau dabar parašyta, Giedrė parašė, kad kažkas gavo jau pranešimus. Taip. Taip. Tai kas negavo pranešimas, jis atrodo visiems labai vienodas. Kas gavo, tai pranešimą matėt. Yra ir negavusių. Yra ir negavusių. Tai žinot, galvojau, kad čia gal negalima viešinti, bet pasižiūrėjau nei įmonių sąrašo, nei kito. Ir tokia anekdotinė situacija, su kolegom juokėmės, gauni pranešimą, tai nežinai, džiaugtis ar ne, o gal ne tuo adresu išsiuntė. Tai tikėkime, kad jie nesuklys ir nepapokštaus, kad netyčia kaip kokia, kas ten, darbo inspekcija ar užimtumo ministerija, kai išsiuntė ne tam adresatui visą duomenų bazę. Tai pranešimas yra atrodantis taip. Ir čia turbūt pagrindinis yra įžanga, kad sveikinam, kad jūs prisijungėte prie klubo. Ir čia taip šmaikščiai parašyta, kad jūs turite teisę naudotis kibernetinio saugumo informacinę sistemą ir jos teikiamais privalumais. Bet jeigu įstatymę pasižiūrėti, tai ta teisė perauga į tam tikras pareigas ir nuo šito rašto jums atsiranda pagrindinė pareiga, tai kurie prašyta, va čia matote punkte 1, tai yra visiems kibernetinio saugumo subjektams per 12-24 mėnesius reikia įsidiegti organizacinės ir techninės priemonės, tada privalote paskirti vadovą saugos įgaliotinį, privalote informuoti NKS apie vykusius kibernetinio saugumo incidentus laikantis įstatymo nustatytų reikalavimų. Tai kaip aš sakau, liktai pasidžiaugia, liktai atsiuntė sveikinimą ir galimybės, bet su to yra didžiulis bagažas pareigų, kur yra labai daug prirašyta tame pranešime ir turbūt tiems ypač, kas moka juos skaityti. Tai pirmieji kokie žingsniai, tai gavome raštą, taip, tai turbūt ne kaip stručiais lendame į smėlį galvas, o pradedame pasiruošimo tam tikrus žingsnius. Tai visų pirma, reikėtų prisijungti prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos. Parodysiu keletą slaidžių, kaip tai atrodo, tiem, kas matė, tai galėsite pasikartoti, kaip sakoma, tiem, kas nematė, tai galėsite susipažinti, kad nebūtų baimės prisijungti, nieko ten baisaus. Ir iš tos pareigos dar atsiranda kiti dalykai. Tai reiškia, jūs turite suvesti pirminius duomenis apie įmonę, apie įmonės vadovą,
ir jau čia atsiranda konkrečių už kibernetinį saugumo valdymą atsakingų asmenų paskirimas ir duomenų apie juos surašymas į kibernetinio saugumo informacinę sistemą. Tai turite įvesti kibernetinio saugumo vadovą ir aš saugos įgaliotinį, apie jo šiek tiek skirtumus mes galėsime pasikalbėti. Įstatymas numato, kad kibernetinio saugumo vadovas gali būti paskirtas jūsų arba tokią paslaugą jūs galite pirkti iš paslaugų tiekėjo. Tai tipiškai mes tai vadinam CISO as a service paslauga. Suvesti duomenis apie sudarytą saugumo operacijų centrą. Čia šiek tiek detalesnė tema, bet tokia pareiga atsiranda. Lygiai taip pat įstatymas numato, kad turite galimybę saugumo operacijų centro paslaugas, tas SOC as a service, lygiai taip pat pirkti iš trečiųjų šalių. Pati informacinė sistema KSIS atrodo būtent taip, čia vieno iš vartotojų, mes tos duomenys esam, kaip matote, paslėpę, bet kiekvienas vartotojas tai tipiškai yra vadovas, kuris turi teisę prisijungti prie tos sistemos ir tada jau administratorio konsolėje gali paskirti kitus atsakingus asmenis, kurie galėtų aptarnauti tą sistemą. Ir tipiškai čia matome yra įvairūs duomenys, kuriuos turite suvesti apie organizacijos, pavadinimas, formas, juridinis kodas, miestas, elektroninis pašto adresas ir taip toliau ir taip toliau. Toliau, kas matome, yra suvesti galimybę IT ir išteklius, apie kuriuos jūs galite gauti tam tikrus įspėjimus. Kas tipiškai šitame lange yra patartina suvesti, tai pavyzdžiui, IP adresus galima suvesti. Dar galima suvesti domenus ir kitą informaciją, pagal kurią, jeigu NKS nustatys, kad buvo, pavyzdžiui, tam tikra ataka, ar yra darknet ar kitose svetainėse arba tinklalapiuose paviešinta informacija apie nutekintus tam tikrus duomenis, tai Nacionalinis kibernetinio saugumo centras planuoja per KSIS sistemą informuoti subjektus apie tai, kad informacija susijusia su jūsų įvestais domenais IP adresais yra kažkur tai nutekinta ir paviešinta. Reiškia, jūs jau gaunate tam tikrus proaktyvius pranešimus apie tai, kad su jūsų IP adresais ir kita techninė informacija yra įvykęs tam tikras įvykis arba incidentas. Tai irgi yra labai patogu. Toliau, kaip matome, čia yra irgi apie organizaciją ir taip toliau. Va čia turbūt punktas yra labai svarbus. Va čia jau ir atsiranda tam tikri atsakingi asmenys, čia galbūt labai nesimato, bet mes čia galime matyti, kad apačioje langelį yra kibernetinio saugumo subjektas, tada saugumo operacijų centro vadovas arba atsakingas asmuo ir visi kiti, kurie vienaip ar kitaip prisidės prie organizacijos informacijos kibernetinio saugumo valdymo. Tipiškai trečiosios šalys negali prisijungti prie sistemos, jeigu jūs turite paslaugų tiekėjus, bet jos gali su jūsų pagalba prisijungti, o paskui jau kaip administratoriai galite paskirti ir tam tikrus įgalioti asmenius, kurie gali valdyti tą sistemą. Tai reiškia, jeigu jūs ateityje įsigytumėt kibernetinio saugumo vadovo paslaugos, tai atitinkamai kibernetinio saugumo vadovas galės administruoti šitą sistemą ir kelti vieną ar kitą informaciją. Kaip matysime iš mano slaidžių, tos informacijos, kurią privalo įkelti subjektai, bus ženkliai daugiau. Kokie sekantys žingsniai? Tai, kaip aš sakiau, lyg tai sveikinimas buvo, bet iš karto buvo pasakyta, kad per 12 mėnesių jūs turite įgyvendinti reikalavimus organizaciniam priemonėm. Tai mes matysime, šiek tiek padetalizuosime, kas yra. Tai reiškia, jūsų pareiga yra susikurti, patvirtinti politiką, tai vadinasi informacijos kibernetinio saugumo valdymo politiką ir tvarkas. Paskirti už jų įgyvendinimą atsakingus asmenys ir už įgyvendinimą netgi už tų politikų peržiūrą. Tai yra, turėsite paskirti asmenį atsakingą, kuris turės kartą į metus ar pasikeitus tam tikrom aplinkybėm peržiūrėti, ar nepakito politikos nuostatos. Pavyzdžiui, pasikeičia teisės aktų reikalavimai, reikia atnaujinti tas politikas tvarkas, pasikeičia jūsų infrastruktūra, pasikeičia jūsų galbūt adresai, kuriuose veikiat, pasikeičia IT infrastruktūra, atsiranda naujas sistemas ir taip toliau. Visas tas koreguojasi, kadangi tos politikos tai nėra popierius, statinis dokumentas, o tai yra gyvi dokumentai
ir juose būna dažnai priedai, kurie turi būti laikas nuo laiko atnaujinami. Ir pagrindinė pareiga, jau viena iš pirmųjų, kad patvirtinus tvarkas ir politikas per 5 dienas jūs informaciją apie tai, kad patvirtinote, turite įkelti į KSI sistemą. Tai ką mes dabar turime? Patys reikalavimai politikom ir tvarkom jų turiniui nebėra keliami. Jeigu čia yra tarp subjektų, kurie dar buvo pagal senąjį kibernetinį saugumo įstatymą, va čia būtų irgi įdomu, gal sureaguotumėte, ar yra tų, kurie turi dar senus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, administravimo taisyklės, kibernetinių incidentų valdymo planą, veiklos tęstinumo planą. Tai irgi tiesiog galite brūkštelti taip ar ne, irgi pagal tai matysim. Tai naujų įstatymų 716 vyriausybės nutarimas panaikintas ir dabar nebėra tokių labai griežtų reikalavimų dokumentam, o visi reikalavimai dokumentai arba gairės yra 818 ir, kaip sakiau, dabar mes rengiam rekomendacijos, kurios bus tik tai rekomendacijos. Kaip aš maikštauju, tai žinot, galės vadintis, pavyzdžiui, kondicionieriaus priežiūros valdymo tvarka, o joje aprašytas slaptažodžių valdymo turinys ir jinai bus tinkama, nesvarbu, kad jos pavadinimas visiškai netitinka teisės aktų reikalavimus, nes viskas yra daugiau rekomendacinio pobūdžio. Tai ką mes turime? Mes turime iš 818 nutarimo, turime tinklų informacinių sistemų politiką. Šiandien kaip tik vienas iš klientų paklausė, sako, aš neatskiriu, kuo skiriasi politika nuo tvarkos. Aš sako, pasižiūriu, ten turinys lyg tai tas pats, tos pačios nuostatos. Tai mano atsakymas buvo, yra politika ir politikai gyvendinančios tvarkos. Tai reiškia, politika yra gairės, kryptis, principai, visa kita, o paskui jau kaip tu visą tai gyvendinsi, tu turi detalizuoti tvarkose. Ir mes turime dabar jau 15, o mes susiderinę 14, čia viena per daug. 14 tvarkų, kurios dabar jau yra suderintos irgi su Krašto apsaugos ministerija. Ir tos tvarkos, jeigu kas yra skaitę 818, jie matys, kad tai yra grinai pagal 818 nutarimo skyrius ir kiekvienas skyrius tai yra tam tikra tvarka. Rizikų vertinimas, incidentų valdymas, žurnalinių įrašų valdymas, veiklos tęstinumas, atsarginės kopijos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ką Krašto apsaugos ministerija paprašė, kad kibernetinių incidentų valdymo netvarka vadintųsi planas, kadangi yra nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas, tai jie pasakė planas, nors mes tai suprantam kaip tvarka. Anksčiau buvo veiklos tęstinumo valdymo planas, jie sakė ir dabar turėtų būti, nusakom, ne, kokia ten planas, ten yra tvarka, kaip yra rengiamas planas, kaip jis išbandomas, išbandymo pratybos ir taip toliau. Todėl čia mes sustovėjom, kad būtų ne planas vadinamas, o tvarka. Tai va, tai yra sąrašas, kuris yra toks minimalus pagal teisės aktų reikalavimus. Kodėl yra minimalus? Todėl, kad jeigu jau pilnai užtikrinti kibernetinį saugumą, gali reikėti ir kitų tvarkų, kurios nėra numatytos čia. Rengiant politikas ir tvarkas reikia labai atkreipti dėmesį, kad aprašė, vyriausybės nutarimo kibernetinio saugumo reikalavimo aprašė, kuris patvirtintas 818 nutarimuose, atitinkamuose skyriuose yra nustatyti tam tikri reikalavimai tam tikriem procesam. Tai visų pirma, į politikas tvarkas turi būti perkelti visi reikalavimai. Antras dalykas, turi būti paskirti atsakingi asmenys. Tai čia mes turime ir IT administratorius, veiklos tęstinumo valdymo grupės, atkūrimo grupės, incidentų valdymo, saugumo operacijų centrų, tas pats kibernetinio saugumo vadovas ir taip toliau. Ir labai svarbu trečias dalykas, kad TIS2 direktyva yra sakiusi. Neužtenka vien turėti popierius ir pasidėti juos į stalčius. Jūs turite įrodyti, turėsite vieną dieną įrodyti, kad pas jūs tie procesai veikia. Vienas iš pavyzdžių, lygiai taip pat ką tik bendravom su vienu klientu, sako, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija čia pagal darą nutarė, kad mes netinkamai organizavom mokymus. Sako, mes pradvedėm mokymus, o paskui siuntėm tam tikrus pranešimus apie tai, apie pokyčius įsakytą. Jie sako, ne, pranešimai yra pranešimais, o mokymai yra mokymai. Mokymai turi būti temos, turi būti testuojami darbuotojai, ką išmoko ir panašiai. Tai reiškia, jau yra nustatomas tam tikros gairės. Tai lygiai tas pats su tvarkomis. Tai jeigu jūs tvarkoje įsirašysite, kad pas jūs IT turtas pastoviai turi būti apskaitomas, taip, o ten nebus jokiam priedė, jokio IT turto, ar tai būtų informacinės sistemos ar programinė įranga, jūs turbūt neįrodysite, kad šita tvarka pas jūs veikia, nes procesas iš principo neveikia. Jūs turėtumėt parodyti, pademonstruoti aktualią informaciją.
kokią turite aktualią aparatinę įrangą, programinę įrangą, kur jos yra, virtualizuotos aplinkos, tinklo įranga ir panašiai ir panašiai. Tai viskas tas turi įveiklinti. Lygiai tas pats, kaip pavyzdys, jeigu žurnaliniam įrašam yra keliami reikalavimai juos rinkti ir saugoti 90 dienų, tai neužteks, kad jūs tik pasirašysite, kad jūs juos saugot. Jūs turėsite ir pademonstruoti. Ir turėtumėte pademonstruoti iki tokio dalyko, kad įvykus tam tikram incidentui, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras gali jūsų pareikalauti duomenų bazės žurnalinių įrašų už 90 dienų ir jūs privalėsite pateikti. Žurnalinių įrašų neturėjimas, kaip ir ten yra sakoma, neatleidžia jūsų nuo atsakomybės, kas ten beįvyko. Toliau, kiti žingsniai. Tai čia mokyk ir testuok. Tai visų pirma, vadovas, kibernetinio saugumo subjekto vadovas turi nustatyti kibernetinės higienos praktikos organizavimo, mokymo organizavimo, vykdymo tvarką. Tai atsiranda tvarka, plus jis turi užtikrinti, kad nerečiau kaip kartą per metus visi darbuotojai išklausytų mokymus ir būtų apmokami. Ir labai įdomi nuostata, kad per 3 mėnesius nuo mokymų turi būti parengta mokymo ataskaita ir jis saugoma 3 metus ir jūs turite gebėti pademonstruoti NKS, kad jūs įgyvendinot mokymus, kad ten dalyvavo vieni kiti dalyviai ir panašiai. Tai visų pirma, turit supažindinti visus darbuotojus su tvarkomis, apmokyti darbuotojus ir tikrinti žinias ir įgūdžius. Kaip mes sakom, neužtenka turbūt vien pravesti mokymus. Geriausiai kontroliniai klausimai, socialinės inžinierijos testavimas tam, kad įsitikintumėt, kad jie nemiegojo, o klausėsi mokymų metu. Kiti žingsniai įsivertinti atitikti. Vat jau atsiranda tam tikri veiksmai, kurie po to, kai jūs pasitvirtinsite tvarkas, pasitvirtinsite atsakingus asmenis, jūs kiekvienais metais turėsite tai atlikinėti. Tai mokymus aš jau atkreipiau dėmesį, kitas žingsnis yra atitikties vertinimas. Atitikties vertinimas jis yra atliekamas pagal kibernetinio saugumo įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus ir jūs patys savarankiškai turėsite kartą į metus pasitikrinti, ar jūs atitinkat visus reikalavimus. Ir svarbiausiai informacija apie tai, kad jūs atliko tokį vertinimą, tai yra duomenys apie įsakymą, kuriuo yra patvirtintas tas atitikties vertinimo ataskaita, datą ir numerį turėsite įrašyti į sistemą. Tai kuo tai yra svarbu, jeigu esminiai subjektai, kaip aš sakau, NKS gali bet kada patikrinti. Jeigu esat svarbus subjektai, jūs dar privalėsite, čia prieisime kas 3 metus atlikti nepriklausomą auditą ir nepriklausomų auditoriai turės įsitikinti, ar jūs atlikote, jūs turite planą, ar jūs turite neatitikčių šalinimo planą ir panašiai. Tai čia pagrindiniai žingsniai atlikti atitikties vertinimą, pasirinkti ataskaitą ir neatitikčių šalinimo planą ir svarbiausiai nustatyti veiksmų įgyvendinimo terminus ir paskirti atsakingus asmenis. Esame matę, kad pasirašę taip mes darysim, kas darys, kokiais terminais, dažnai tas yra praleidžiama. Tolimesnis žingsnis, dar vienas žingsnis, kurį turėsite atlikti kiekvienais metais, tai yra atlikti rizikos vertinimą, informacijos saugumo rizikos vertinimą ir vėl parengti ataskaitą, riziko valdymo priemonių planą, paskirti atsakingus asmenis, numatyti įgyvendinimo terminus ir vėl per 5 dienas, kaip mato, turėsite pateikti informaciją į XI sistemą apie tai, kad jūs atlikote šitą žingsnį. Dar viena labai įdomi nuostata, kuri tiesiogiai nebuvo teisės aktuose, prieš tai buvo atitikties vertinimo metodikoje ir buvo prašyta, kad atliekant rizikų vertinimą turi būti vertinti ir pažeidžiamumai. Dabar teisės aktai griežtai nurodo, kad kartą į 6 mėnesius turi būti atliekamas, kitaip sako, kad saugumo spragos turi būti vertintos nuolat, o reguliariai kas 6 mėnesius turite atlikti visų tinklų informacinių sistemų spragų skanavimą. Tai kitais žodžiais tariant sako, kad kiekvieną programinį pakeitimą turėtumėte atlikti saugumo vertinimą, o kartą į metus turite įsivertinti visą infrastruktūrą. Tai yra atlikti išorinį, vidinį, technologinio pažeidžiamumo vertinimą, įsilaužimo testavimą. Ir aišku, atitinkamai turėti ataskaitą, tada turėtų būti saugumo spragų šalinimo planas, kažkas gal turės automatizuotus įrankius, jų pagalba valdys saugumo spragų šalinimą. Ir vat prieinam jau prie šito punkto, kad visi subjektai kas 3 metus turės atlikti nepriklausomą kibernetinio saugumo auditą, o jį turi atlikti nepriklausomą auditorių, kurie atitiks vienus ar kitus reikalavimus. Tai aišku, jūs turėsite pirkti tas paslaugas iš išorės. NKS taip pat planuoja
pirkti paslaugas, kad išorės paslaugų teikėjai jų poreikiams atlikinėtų tokius auditus. Pavyzdžiui, kaip aš sakau, jie suplanavo, kad yra planiniai esminių subjektų auditai, nupirko paslaugos ir, sakykime, ten paviešino, kad pirmam ketvirtyje bus visi tikrinami šilumos tiekėjai. Antrą ketvirtį vandens tiekimo įmonės, trečią ketvirtį sveikatos priežiūros įmonės ir taip toliau ir taip toliau. Ir jie atlikinės tuos auditus. Tolimesnis žingsnis yra su veiklos tęstinumu. Tai čia labai daug neapsistosiu, bet tas pratimas yra pakankamai didelis, anksčiau nebuvo numatyta reikalavimuose, dabar jau atsiranda tokie parametrai kaip RTO ar PO nustatymo rodikliai ir veiklos tęstinumo planai. Ką įstatymas numato, kad jūs turėsite ne tik pasirengti veiklos tęstinumo planus, bet kartą į metus atlikti jų išbandymo pratybas, pasirengti ataskaitą ir vėl tą pačią informaciją įkelti į KSI sistemą apie išbandymo pratybų atlikimą. Ir čia tipiškai bandymus atlikti, aptarti išmoktos pamokos, pasirinkti ataskaitą, įkelti informaciją į KSI sistemą. Labai vienas svarbus dalykas, kryptis yra trečiųjų šalių valdymas. Tai atsirado TIS2 direktyvos pagrindų tiekimo grandinės saugumas ir dar mažai kas nepalietė šitą temą supranta, apie ką tai yra. Tai trumpai pasakius, tai yra apie jūsų IRT paslaugų tiekėjus, kurie jums teikia programinės įrangos kūrimo, programinės įrangos priežiūros, aparatinės įrangos priežiūros, tinklo įrangos priežiūros, interneto paslaugų, hostinimo paslaugas, net tie patys kibernetinio saugumo vadovai iš išorės ir saugumo operacijų centrai, visi bus tiekimo grandinės. Tai jūs privalote pasirengti sąrašą, privalote nustatyti, kokiais atrankos kriterijais jūs juos atsirenka. Tai aišku, perkančios organizacijos tai turbūt darys viešojo pirkimo metu, bet ir jos turės pasidaryti. Tai kokius reikalavimus kelia? Kelia kvalifikacinius reikalavimus. Kokius? Kad turėti ISO 27001 sertifikatą, gal, bet ne visi gali turėti. Tada kitus, kad ekspertai turėtų patirtį, kad būtų, sakykime, tam tikras reagavimo laikai, tie SLA vadinami ir taip toliau. Plius antras dalykas, tada labai aiškiai nusistatyti kritiškumo kiekvieno paslaugų tiekėjo, nes turbūt skirtingai skirsis tie paslaugų tiekėjai, kurie laiko jūsų duomenų bazės arba infrastruktūro, nuo tų, kurie tik tai prisijungia prie jų. Taip? Tai tiems, kurie laiko, netgi įstatymas yra numatęs reikalavimus, kad DNS, interneto paslaugų tiekėjim yra keliami minimum tam tikri reikalavimai, kuriuos jūs turite įdėti į sutartį. Tai reiškia, jūs turėsite kaip matricą pasidaryti kritiškumą visų paslaugų tiekėjų, jiems skirtingus kelti reikalavimus ir galvoti, kaip įkelti juos arba į kvalifikacinius reikalavimus, arba į pirkimo sąlygos, arba reikalavimus prie sutarties. Ir svarbiausiai, turėsite įsitikinti, kad jie įgyvendina tos reikalavimus. Tai yra, jeigu jūs sakot, kad jis turi reikalavimą turėti, pavyzdžiui, incidentų valdymo procesą ir jums pranešti apie incidentą, jūs turite įsitikinti, kad jie tą turi. Jeigu jūs keliate reikalavimą, kad jų darbuotojams turi būti organizuojami mokymai, turite įsitikinti, kad jiems organizuojami mokymai. Jeigu jūs sakote, kad prieigų administratorių prieigos turi būti kontroliuojamos, tada jūs turite reikalauti, kad jie turėtų tam tikrą automatizuotą įrankį, kurio pagalba jūs galėtumėt pasitikrinti. Nes įvykus incidentui, jie jūs privalo informuoti per 24 valandos, o jūs privalote NKS informuoti. Ir jeigu įvyks tokia situacija, kad NKS ateis ir pasakys, kad įvyko incidentas, o jūs sakysite ne pas mus, pas paslaugų tiekėjai, jie sakys, bet čia yra jūsų paslaugų tiekėjas. Jūs privalėjote jį kontroliuoti, nes tai yra numatyti teisės aktus. Tai tokios būtų mano mintis ir pristatymas. Gal turite kokį vieną ar kitą klausimą, į kurį